Ir viena iš tokių vietų yra perėja, ir ją mes žiūrėdami į ją, vaikščiodami joje suvokėme jos trūkumus ir kaip ir nepatrauklumą. Tačiau kaip ir tokio profesionalaus atsakymo šiandieną kaip ir negalėtumėm pasakyti, supratom vieną, kad nėra Lazdynuose kino, kuris buvo šalimais. Ir galvojame, kad vienas iš galimų sumanimų, kad netgi tie laiptai, kurie šiandieną yra tik tai kaip laiptai, galėtų būti viena vieta, kurioje gali būti rodomas kinas tik lauke. Galvodami apie vidų tos perėjos, galvojame taip pat, kad kas šiandien yra atgrasi ir nepatraukli, o kas jeigu tą erdvę tiesiog suteikti kūrybiškiams žmonėms, kurie galėtų ten sukurti tą pridėtinę vertę ir tuo būdu tą erdvę pakeisti. Gali būti, kad tai tiesiog tai būtų vieta, kurioje dominuotų kita paskirtis, ne tik perėja, ne tik prekyba. Gali būti, kad ten užtektų padaryti ir gerą ilgą skelbimų lentą. Tiesiog tai gali būti ir pasilinksminimų vieta, tik tai ją reikėtų kokiu nors būdu suaktyvinti, suinspiruoti. Ir viena iš tokių minčių, ta labai nesudėtingo tento pagalba, tos tempiamos tokios palapinės pagalba uždengti perėją ir netgi vasaros metu rodyti kiną, kaip graži, mums atrodanti graži reminiscencija prieš prisimenant šalimais veikusi kino teatrą, mums atrodė gana šmaikšti. Kai jau paminėjau tos mūsų pastebėtus sodelius, kurie yra šalia tų gyvenamųjų namų, ir tiesą pasakius, tai, ką žmonės iš vidinės iniciatyvos, kai kurie žmonės iš vidinės iniciatyvos ten daro, iš tiesų jie sprendžia gana svarbią problemą. Tas tarpas, baltas tarpas, kuriuo žmonės naudojasi kaip viešąją erdvę, praėjimu, neturi aiškios ribos nuo tos erdvės ir tos vietos, kurioje tie sodeliai yra realizuojami, bet greičiausiai jie realizuojami tam, kad tą psichologinę ribą kokiu nors būdu suformuoti. Ir dėl to kai kurie sėkmingesni atvejai tą ribą padarė yra tiesiog formalę iš želdynų, ir tai, kas jau yra už tų želdynų, jau ten kai kuriais atvejais yra atskiras pasaulis. Mes matėme sodelis su gandrais, su dirbtiniais ten paukščiais ir panašiai, ir jie paliko labai tokį pozityvų įspūdį. Ir galvojame, kad tik tai asmeninių iniciatyvų dėka juos galima būtų naudoti efektyviau, įdomiau, tačiau tą turėtų daryti žmonės, kurie tenai gyvena. Ir apgalvojame ir siūlome tiesiog apsvarstyti, pagalvoti, ar galbūt net sukritikuoti keletą tokių scenarijų, kuriuose viena vertus ta erdvė šalia gyvenamojo pastato galėtų būti naudojama kaip bendra vieša erdvė, kitu atveju bendra vieša erdvė skirta pastatui, namui. Kitas atvejis, kad net ir žmonės, kurie gyvena tiesiog šalia, galėtų įsirengti tenai savo kažkokį tai plotą bendrų sutarimų ir jį naudoti kaip jau vos nesmeninį sodelį, ir tokių atvejų Olandijoje yra pilna. Kitasgi atvejis yra, kai šalia tokių vietų įrengiami taip vadinami miesto daržai, urban farming, kuriuose, kad ir vyresnio amžiaus žmonės susitinka, leidžia laiką ir kartais netgi, tai yra tiesiog ne tik ir pramoga, bet ir poveikis, geras poveikis sveikatai. Tai vienas iš tokių urban farming arba miesto daržo atveju yra parodytas ir čia, kuriame gali būti tiesiog ir ta vieta sukultūrinta ir jai suteiktos ir kitos, tarkim, paskirtis, galbūt net ir gėlynas, kurio gali rūpinti žmonės betarpiškai gyvenantis tame šalia esančiame pastate. Ir jeigu kažkas skiria dėmesio, jėgų ir energijos tam, kad kažką sukurti, tai tikiu vis dėlto, kad ir po netrumpo gyvenimo, kad gali būti, kad
atsiras visą laiką atsiras žmonių, kurie tą veiksmą ir veiklą įvertins. Tai, ir šia prasme, šiuo metu prisimenu kai kuriuos apklaustuosius, kurie sakė, kad nieko čia nebus dėl to, kad yra pilna žmonių, kurie greuna, nekuria, bet vis dėlto gali būti, kad nuoširdumas ir mūsų laikais dar nėra atgyvena. Yra keletas kitų galimų scenarijų, kaip pavyzdžiui, sukurti alternatyvias žaidimų vietas name gyvenantiems žmonėms, nebūtinai vaikų žaidimų, gali būti tai ir minigolfas ir panašus dalykai. Problema yra tik tai viena, kad sukurti psichologinę ir fizinę ribą tarp viešosios erdvės, tos bendrosios viešos erdvės ir tos jau kaip ir betarpiškai su namų susijusios. Ir šis pavyzdys yra tas vadinamas urban farmingas arba tas miesto sodas, kuris yra kartais net ir betarpiškai tiesiog apribotas lengvesnė tvora, nes vis tiek ir lėšos ir energija yra skiriama tam, kad ten kažką užauginti ir kažką sukurti. Ir čia yra kelios kitos mūsų inspiravusios vizualizacijos, kuriuose gali būti tiesiog laukas arba tiesiog įdomi vieta laikui praleisti. Atkreipiam dėmesį į kelias pagrindinės viešasias erdvės vienoje iš Lazdynų dalių, tai yra tie pėsčiųjų perėjimai, praėjimai, aplink kuriuos vienu atveju yra keli visuomeniniai pastatai, kitu atveju tik tai ten darželis ir parduotuvė ir kavinė. Tačiau tai yra pagal šio rajono sumanytojus yra tokios kertinės viešosios erdvės, skirtos kaip ir visam rajonui ir vidiniam susisiekimui. Tačiau kaip tik jos ir pasirodė mums labai tuščios ir galvojame, kad jose turėtų kažkokiu būdus mes galbūt bandysime toliau aiškintis, kažkokiu būdu galėtų rastis vietos objektai, kurie inspiruotų kažkokį tai kultūrinį judėjimą viduje tame rajone. Vienas iš tokių mums atrodžiusių įdomesnių sumanimų buvo, kad jeigu ir yra kažkokios tai visuomeninės veiklos rajone, tai galbūt sukūrus kažką panašaus, ką turi Pilaitės Bipolis, taip vadinasi, Bipart, atsiprašau, Bipart, tai būtų galimybė atverti kažkokią tai viešąją erdvę betarpiškai veikloms skirtoms bendruomenėms. Ir kaip tai padaryti, šis sumanymas buvo toks galbūt radikalesnis, radome aplink Lazdynus nemažai nebenaudojamų metalinių garažų, kuriuos apskritai būtų galima, ir kaip išnagrinėjome Vilniaus savivaldybės tinklalapį, kad ten su jais yra susiję daug tokių galbūt nereikalingų ginčių. Galvojame, kad net ir tuos daiktus būtų įmanoma paimti ir panaudoti tam, kad perdirbti arba tiesiog panaudoti tam, kad jie taptų kažkokiu tai naujų objektų ir statinių. Ir tų statinių galėtų rastis keletas ir jie galėtų galbūt tapti šiuolaikinę galeriją su kultūrinio paskirtim aplink jį, kuris kokiu nors būdu inspiruotų, tarkim, visuomeninę veiklą tose viešosiose erdvėse. Taip pat galvojame, kad toms viešosioms erdvėms buvo skirta labai daug dėmesio. Jūs matote, iki šių dienų yra išlikę tos gerbūvio, kaip buvo anksčiau vadinami elementai, tačiau jose nėra jokių ženklų, kad jos yra skirtos visuomenė, jokių estetizuojančių ženklų. Ir vienas iš tokių sumanimų buvo, kad kas jeigu pabandytų suorganizuoti kokį nors menininkų sambrūzdį arba, kaip tai jau dabar vadinasi, koks simpoziumas, kuris ir būtų nukreiptas į tokių viešų erdvių estetizavimą, gaivinimą arba tiesiog meno objektų išdėstymą juose. Ir gali būti, kad kelis kartus nepavyks, bet galbūt iš keleto sykių, kaip jau parodė, tokie praktika visai savais. Tai tokių vietų radome keletą ir tai aišku, kad tai yra susiję labiau su perėjimais. Ir kad ir, kaip jūs tikriausiai, ne naujiena pasakysiu, kad kaip tik ir menininkai dažniausiai yra tie žmonės, kurie daug ką daro tiesiog
vos ne labdarai vardan to gero kūrinio, kuris galėtų atsirasti viešoje erdvėje ir veiktų kaip, sakykime, taip, estetizuojantis tarnas visuomenėms. Iš vienos pusės, visuomenė, iš vienos pusės, o iš kitos pusės gali būti, kad tiesiog reikia labai nedaug pastangų tam, kad suformavus tas jau mano minėtas anksčiau ribas tarp viešumo ir pusiau privatumo, tos viešosios erdvės, tie patys perėjimai pasikeistų daugiau mažiau radikaliai. Taip pat mąstėme, kas galėtų būti ir kaip galėtų būti judinamos ir keičiamos tos pagrindinės viešosios erdvės šalia prekybos centrų. Ir įdomus dalykas yra tai, kad tikriausiai žinote, kad Lazdynai šiuo metu yra urbanistinis paminklas. Tik tai tas statusas nelabai yra aiškus. Koks jis yra? Netgi vienas iš likusių autorių Brėdikis gana šmaikščiai kalba apie šią vietą, iš vienos pusės vertindamas tik tai dalį to rajono, iš kitos pusės juokaudamas, kad jis po truputėlį tampa tokia, kaip švelniai pasakius, tuščia vieta ir vos ne kapinėmis. Ir mes galvojame, kad taip neturi būti ir mąstome, kad tos vietos šalia prekybos centrų, tos viešosios erdvės, jos neturėtų likti ir būti automobilių stovėjimo aikštelėmis. Jos buvo sumanytos kaip vietos skirtos žmonėms ir žmonių veiklai. Ir vis dėlto manome taip pat, kad ir į tas vietas reikėtų sugrąžinti žmonės. Kaip jau paminėjau, kad sukūrėme tą informacinę apklausos sistemą, kurią galima pabandyti ir šiandieną, ir jinai veikia. Ir labai norėsime tos duomenis maksimaliai panaudoti tolimesniai veikloje, kurią irgi numatome neužilgo, apie kurią papasakosiu truputėlį vėliau. Tai šiuo metu tinklalapį www.vietos.org yra apklausos skiltis, kurioje šiandieną galima atsakyti klausimus apie tai, kaip jūs įsivaizduojate, kas tose viešosiose erdvėse turėtų būti. Ir tinklalapis atrodo štai taip, jame yra įdėti keli filmukai, apie kuriuos esu užsiminęs truputėlį anksčiau. Yra apklausos ir gali būti, kad atpažinsite čia vieną kitą savo kaimyną, galbūt net savo atžalų. Čia mes išdėstėm pagrindinius mūsų tikslus ir noriu vieną jų įvardinti labai aiškiai. Šito projekto tikslas nėra sujaukti vandenį arba tiesiog inspiruoti kalbą apie tas viešasias erdves. Mūsų tikslas yra realiai įgyvendinti bent vieną viešą erdvę arba pakeisti ją tiek, kad joje atsirastų žmonių, kad joje užvirtų kažkoks visuomeninis gyvenimas. Taigi mes pradėjome šiandieną, ir šiandieną yra vienas iš tų veiksmų, pradėjome šį projektą viešinti ir labai norėtumėm, kad prie tos veiklos kokiu nors būdu prisidėtumėte ir jūs. Ir šiandieną jau turime tokį sekantį kitą sumanymą, Vietos.org projektą, kaip ir sujungti su studentų idėjų konkursu, kuris jau vyksta ne vieną dešimtmetį kaip tos taip vadinamos popierinės architektūros reiškinys, tačiau jau pastaruosius kokius 7 metus. Tai yra studentų idėjų konkursas kūrybinės dirbtuvės, kurios vyksta kiekvienais metais vis skirtingoje vietoje. Ir šiandieną esame aptarę, kad studentų idėjų konkursas galėtų vykti ateinančią vasarą, Liepos mėnesį, kaip tik Lazdynuose.